Šiandien pakalbėsiu apie tai, kaip žaidimas nuo 1 iki 2 metų padeda suprasti vaiko kognityvinę ir kalbinę raidą ir į ką atkreipti dėmesį. Ar žinojote, kad vaiko žaidimas tai ne tik linksmas laiko praleidimas, tai rimčiausias darbas, kurį vaikas dirba nuo pirmųjų savo gyvenimo metų. Jis treniruoja rankas, kalbą, socialinius įgūdžius ir intelektą. Žiedų movimas ant strypų, detalių dėjimas į išpjovas, lėlės maitinimas, visa tai yra maži žingsniai į mąstymą, kalbą ir pasaulio pažinimą. Žaidimas tai smalsumas. Vaikas žaisdamas pilnai įsisavina visas kognityvinės funkcijas, o svarbiausia, žaidžiant vystosi ir intelektas, ir mąstymas, ir gimtoji kalba. Kai vaikas žaidžia, jis ne tik linksminasi. Tuo metu smegenys dirba visų pajėgumų. Per žaidimą vaikas mokosi mąstyti, kurti, kalbėti ir suprasti kitą žmogų. Jei matote spragas žaidybinėje veikloje, pavyzdžiui, nesupranta, kaip žaisti kukų žaidimą, arba nesugeba nuvežti kaladėlės iš taško A į tašką B, arba jeigu jūsų nemėgdžioja, reikia kuo greičiau tas spragas užpildyti. Kaip tai padaryti? Ne šiaip žaisti, o iš pradžių nustatyti, iš kokios priežasties spragos atsirado, kurios būtent ir išryškėja žaidybinėje veikloje. Todėl norėčiau, kad jūs sujungtumėte praeitame video išgirstą informaciją su šia. Tai yra, jūs jau žinote, kas turi būti susiformavę pagal vaiko amžių. Ir matote, kad galbūt vaikas to ar ano nemoka. Pavyzdžiui, kiti vaikai jau maitina lėlytes ir stato bokštus, o jūsų vaikas dar tik svaido kaladėlės ir daiktus. Tad pirmiausia, svarbu suprasti, kodėl atsirado vėlavimas. Jei vaikui sunkiau yra su dėmesiu ir mąstymu, kelias bus vienas. Jei stringa judesiai, pirštukų valdymas ar stambioji motorika, tada ugdymo kelias bus visai kitas. Tik supratę, kas tiksliai dar nesusiformavo, galime vaikui padėti, nes jei vėluoja psichiniai procesai, mąstymas, reikia vienokių žaidimų, o jeigu motorinės funkcijos, tuomet žaisime judrius kažkokius tai žaidimus, laipiojimus, karstymusis. Kokio pobūdžio žaidimai būdingi nuo 1 iki 2. Tarkime, jei vaikui, pavyzdžiui, nuo 9 iki 12 mėnesių labiau dominuoja sensorinis žaidimo būdas, tai yra kramtymas, daužymas, barškėjimas, tai nuo 12 mėnesių pasirodo pradinis funkcinis naudojimas, pavyzdžiui, daiktų išėmimas, įdėjimas, puodelio prikišimas prie burnos. Ir šiame amžiuje vaikas daugiausia žaidžia vienas arba tiesiog stebi kitus. Ir pirmas žaidybinis etapas, apytiksliai iki 1,5 metų, tai manipuliaciniai veiksmai su daiktais. Tai dar ne žaidimas, o būtent veiksmai, bet jie yra pagrindas būsimiems žaidimams. Bet tai dar ne žaidybinė veikla. Pamažu, kai vaikas jau išmoksta judėti, be mamos pagalbos, jis aktyviai tyrinėja aplinką ir atranda, kad yra kažkokia supanti erdvė, yra daiktai, randa kažkokius nesuprantamus dalykėlius, ima juos liesti, tyrinėti, kažką patampė, kažką padaužė. Ir tai dar ne žaidimas, tai tiesiog manipuliaciniai veiksmai su daiktais, funkciniai veiksmai. Ir tai dažniausiai tęsiasi iki 1,5 metų. Tai norma. Jei vaikui jau 2 metai ir jis užstrigo su manipuliaciniais veiksmais, tai rodo, kad vėluoja jo intelekto, mąstymo ir visų kognityvinių funkcijų vystymasis. Turėkite tai omeny. Ką mėgsta žaisti šio amžiaus vaikas? Turiu omeny iki 18 mėnesių. Jis rodo susidomėjimą smulkiems daiktams, renka į krūveles žaisliukus, krauna į dėžutes, domisi įvairiais indais, jų pripildinimu ir ištuštinimu. Atsiranda simbolinių veiksmų nukreiptų į patį vaiką, įsivaizduoja valgantis, geriantis ar kalbantis telefonu. Atsiranda simboliniai veiksmai nukreipti į aplinką, įsivaizduoja, kaip guldo lėlytę į lovą, ją maudo, o arčiau antrojo savo gimtadienio vaikas pradeda žaisti primityvius siužetinius žaidimus. Jis jau yra įgijęs patirties, atliekant veiksmus su objektais. Ir dabar jis juos valdo. Pavyzdžiui, paima maišelį ir jį patraškina. Ir jis ne šiaip tyrinėja maišelį, jis jau supranta, kad jei minkis ir maišelis traškės ir tai bus toks garsas. Suvokia tai, skiria šį garsą iš kitų, arba tuksena kokiais šaukštais ir panašiai. Vaikas numato, jis žino, kad su šaukštais mušant gausis kitoks garsas. Jis supranta, kad maišelį galima mėtyti, o kamuolį galima ridenti. Jei anksčiau vaikas kamuolį rideno tyrinėdamas, o ką su tuo daiktu galima daryti, tai kai vaikui beveik 2 metai, jis jau žino, ką darys su kamuoliu, kad jį mes ar ridens ir dar ir suaugusi pakvies žaisti.
Prisiminkime komunikaciją. Vaikas nebenori žaisti pats su savimi, jis kviečia suaugusi pažaisti kartu, o tai jau yra bendravimas. Matote, kaip vienas su kitu yra susiję. Vaiko raida nėra viena tiesi linija, liniuotė, kur kažkokį mėnesį atsiranda viena funkcija ar kita. Viskas vienas su kitu yra susipynę. Apie antrosius gyvenimo metus vaiko žaidimas labai pasikeičia. Tai jau nebėra vien tik pavieniai veiksmai, atsiranda veiksmų grandinės. Tai reiškia, kad vaikas jungia kelis veiksmus į vieną žaidimo situaciją. Na, pavyzdžiui, ne tik maitina save, mamą, bet ir meškiuką. Arba paduoda lėlei šaukštą, ją pamaitina, nuvalo burną. Tai rodo, kad vaikas pradeda mąstyti nuosekliai. Taip pat jam labai įdomu rinkti ir dėlioti daiktus. Jie iš pradžių tiesiog krauna juos į krūvą ar stato bokštą, tai artėjant 2 metams jau rikiuoja į eilutes, linijas, kažką įsivaizduoja. Jei vaikui parodysite, kad čia dedame visas mašinėlės, o ten dedame visas figūrėlės, jis po kiek laiko puikiai tai atliks. Ir tai pirmieji klasifikavimo bandymai. O sulaukęs 2 vaikas jau pradeda rūšiuoti daiktus ir pagal spalvą, ir pagal formą. Pasiūlykite vaikui piešti. Piešimas šiame amžiuje atrodo kaip makaliūzės, kažkokie brūkšniai, spiralės, bet tai labai svarbu. Taip lavėja pirštų judesiai, akių ir rankų koordinacija, o kartu ir pirmieji simbolinio mąstymo žingsniai. Mes vaiko klausim, o ką tu čia nupiešiai? Kartu su vaiku žiūrime, ką primena tie visokie karakuliai. Gal lietų, gal šiukšlės. Ir dar labai įdomu tai, kad nuo 1,5 metų vaikas pradeda vaidinti. Staiga pagaliukas tampa šaukštu, dėžė automobiliu, o pats vaikas gydytoju. Tai vadinama simboliniu žaidimu. Kodėl jis toks svarbus? Nes vaikas mokosi vieną dalyką pakeisti kitu. Tai reiškia, kad jo mąstymas vystosi ir jis supranta, kad vienas daiktas gali atstoti kitą, įsivaizduoti jį. Simbolinis žaidimas dažnai pasirodo dar iki aktyvios kalbos, iki žodžių tarimo. Tai yra vidinis žinojimas, tai vidinė kalba ir tai yra pagrindas, iš kurios atsiranda aktyvus kalbėjimas. Todėl logopedai simbolinį žaidimą vadina kertiniu etapu. Jis rodo, kad pradeda formuotis abstraktus mąstymas ir atsiveria plačios galimybės kalbos vystymuisi. Ir jei klausantis pagalvojate, mano vaikui jau tuoj 2, bet jis dar tiek daug ko nedaro, jei matote, kad pagal raidos lentelę vaikas turi daug spragų, tam yra parinkti mano mokymai, kaip aktyvinti vaiko kalbą nuo 2 iki 2,5 metų. Aš esu įrašiusi 2 mokymus ir šie mokymai orientuoti atsižvelgiant į pačius svarbiausius amžiaus tarpsnius. Tai nuo 10 iki 18 mėnesių, nes būtent iki 1,5 metų turi atsirasti mėgdžiojimas, garsažodžiai ir apie juos kalbu savo mokymuose, kaip prakalbinti vaiką. O nuo 2 metų turi atsirasti pirmi žodžių junginiai. Ir į mokymus, kaip aktyvinti vaiko kalbą nuo 2 iki 2,5 metų sudėjau tai, kas svarbiausia būtent šiame amžiuje, kaip iš pirmų žodžių pereiti prie junginių, kokius žaidimus rinktis, kokius pirmosius žodžius mokyti vaiką ir taip toliau. Sudėjau tai, ko dažniausiai tėvai manęs klausia konsultacijose, kurie nežino, nuo ko pradėti ir ką daryti. Na ką, ačiū, kad buvote kartu. Jei šis video jums patiko, spauskite like, parašykite komentarą, drąsiai klauskite. O jei užsukote atsitiktinai, tai nepamirškite prenumeruoti, taip nepraleisit naujų temų apie vaikų raidą ir kalbą. Tad iki kito karto susitiksime už 2 savaičių. Iki.